gerbiamas ir mielas žurnalistas, profesionalas, todėl dalyvauja čia, kad neapsirykite. Trumpai pristatant, gimęs 1913 metais, pasitraukęs į vakarus, 92 metais, kai vaikas žygiavo nuo praeities persekimui, praleidžiant kelis kartus, kaip kalbėtojų biuro narys, apkeliavęs JAV valstijas, išskyrus Havarijus, pasakęs apie 1000 kalbų įvairioms auditorijoms, buvęs bent 300 radio ir TV studijų svečių, parašęs daug straipsnių spaudai lietuvių ir anglų kalba, dabar žurnalistas spausdina bent 15 lietuviškų leidinių JAV, Kanadoje ir vienam žurnale. Taigi kviečiam pasidalyti mintimis apie globalizaciją, Europos Sąjungą ir kas iš čia jūs išprovokavo tokią kritinę mintį. Reverendissimi, ladies and gentlemen, ponios ir ponai, kadangi jaučiu pradedu senti, tai noriu nepamiršti išvados išklausius, kiek aš išklausiau ir tikiuosi išklausyti, ir susitikęs su jaunimu, studentais ir net ir moksleiviais, o mano išvada bus, kad ne Europos Sąjunga išgelbės mus, bet mes, katalikai, išgelbėsim Europos Sąjungą. Ir tas man primena legendą apie Romos žąsis, kada sargybiniai miegojo ir per Romos tvirtovės mūrus bandė įsiveržti barbarai. Šventovės žąsys pakėlė triukšmą, pažadino sargybinius ir sargybiniai pažadino karius ir Roma buvo išgelbėta. Mes, katalikai Europos, būkime Romos žąsimis, būkime Europos žąsimis. Akivaizdu, jog šios tarptautinės mokslinės, teoretinės, praktinės konferencijos organizatoriai ir pranešėjai nevengia pakelti akių ir pasižvalgyti, kas vyksta artimame ir tolimame pasaulyje. Tad tiesos laimėjimo siekiančiam ir ieškančiam publicistui tai yra ne tik didi garbė dalyvauti šiame renginyje, bet ir padrasinantis malonumas. Nes yra tekę susidurti su intelektualais, kurie yra visiškai akli aplinkai. Tai primena kitą legendą apie įsižiūrėjus į savo brėžinius smėlyje senovės mokslininką, visai nesivokdamas, kas darosi priešo užimtame mieste. Ir kai karys su kruvinu kardu atsistojo prieš jį, jisai jį sudraudė. Noli tangere cirkulios meos. Neriesk mano apskritimų. Taigi, šiandieną dėja prieš Europos mokslininkus meta šešėlį ant jų cirkulių iš Briuselio atžygiuojančių su globalizmo tautas žudančių kardu Briuselio biurokratai. Nėra abejonės, kad prieš sąžiningus krikščionis ir kitatikius ir net gal prieš netikinčius šiandieną aišku, kad stovi prieš jos didelis uždavinys ir sunki kova. Nes esame net klaidinami, bandant per pavadinimus suplakti į vieną du skirtingus dalykus – globalizmą ir globalizaciją. Globalizmas pridengia labai aišku pavadinimą pasaulinės valdžios siekimą, priverstinį kosmopolitizmą. O daug gero, tarp kitko nešantis, ar net ir blogio, nesustabdamas ir nuo senovės einantis kultūros ir technologijos sklidimas pasaulyje, yra tikrumoji globalizacija
ir jinai nesustabdoma, bet kada suplakama tie du dalykai, atrodo, kad ir globalizmas, viso pasaulio pavergimas pasauliniai valdžiai yra nesustabdomas, kas dėja netiesa. Kinų filosofas Sun Tzu jau seniais kovotojams yra davęs patarimą: pažink save ir pažink savo priešą. Ir kai mes apsižvalgom savo apylinkėje, savo aplinkoje, matome ne visada malonų vaizdą. Karai pakirto gyvybės vertę, intelektualų atsiribojimas nuo visuomenės pilietinio švietimo ir nuo Europai tradicinės krikščioniškos dvasios gynimo leido įsišaknyti įvairios kalbės materializmui ir kosmopolitizmui. Daug kas maišo partiškumą, dalyvavimą politinėje partijoje su politika, kuri politika yra privaloma kiekvienam piliečiui. Ir tuomet atsiribodami nuo politikos išjungia intelektualai iš save iš kovos už tiesą. Tautos moralės reikalai, ypač jaunimo auklėjimas, daug kur užleistas antikristų legionieriams. Į mokyklų programas skverbiasi naujovišką pagonybę skelbianti UNESCO, ypač per planetos garbinimą. Dažnai teisinamasi, kad karo ir okupacijų metais buvo priešas aiškus, o dabar girdi jisai neaiškus. Netiesa, šiandieną mūsų priešai yra aiškus jų organizacijos, aiškus jų vadai, jų siekiai, jų programos. Tik reikia nebijoti ieškoti informacijos. O suradus informaciją paaiškės, kad šitas modernus šių dienų globalizmas yra sukurtas 19 metais prie Apolojo stalo amerikiečių ir anglų English speaking, angliškai kalbančių intelektualų ir didžturčių. Ir tik jau ne Vatikano ir ne žydų, kaip kas bando nukreipti dėmesį. Žinoma, visur buvo gal svajojančių valdyti pasaulį, gal buvo ir lietuvių ir italų tarpe, bet nieko naujo. Ar nepakankamai planus išdavė vakarų globalistų kažkodėl baisiai numylėtas Michail Gorbačiov? 2000 metais, kalbėdamas Londone, jisai pažvelgė Europos Sąjungą ir pavadino ją naujų Europinių Sovietų, New European Soviet. Jau 1920 metais popiežius Benediktas XV pastebėjo: pasaulio valdžios atėjimo ilgisi visi blogiausi ir iškrypėliški elementai. Tokia valstybė panaikintų visus tautinius lojalumus. Joje nebūtų pripažįstamas joks tėvo autoritetas virš jo vaikų ar Dievo viršenybė virš žmonių visuomenės. Jei tokios idėjos bus įgyvendintos anot popiežiaus, tai neišvengiamai seks dar neregėtas teroro viešpatavimas. Panašiai apie tai, tarp kitko, galvoja Jonas Paulius II. Tai tik vienas iš žinomų tokio lygio autoriteto pasisakymas. Deja, per mažai yra žinoma ir apie labai tylų, bet destruktyvų žmonių galvoseną pamažu keičiantį procesą gramšizmą, įsiskverbiantį net į religiją. Tai Antonijo Gramsci pateiktas metodas infiltruoti marksizmą per kultūrą. Vatikano istorikas, rašytojas Malakai Martin knygoje apie popiežių Joną Paulių II, knygos pavadinimą Keys of this Blood, teigia, jog šis italas komunistas esąs pavojingesnis už Leniną, kur klaidingai manęs, kad marksizmą galima primesti per prievartą.
Kadangi publicistui nėra privaloma mokslinė metodologija ir kiti varžtai, galiu laisviau pažvelgti ir į daugelį šventą karvę tapusią Europos Sąjungą. Praėjusį vasarį Kremliaus gulago kankinys, pasaulyje žinomas rezistentas Vladimir Bukovskij, pasakė kalbą Briuselyje. Brussels Journal redaktorius vedamajame paskelbė, jog Bukovskij įspėjęs, kad Europos Sąjunga atstovauja totalitarinę viziją, prieš kurią jis kovojo Rusijoje. Kabutės, Mr. Bukovskij Europos Sąjungą pavadino pabaisa, monster, kuri turi būti sunaikinta, kol ji pilnai neišsivystė į totalitarinę valstybę. Esą jis 1992 metais matęs slaptus Europos Sąjungos rengimo sovietus dokumentus, tad turės mintyje planus ir struktūros vedančias į tautų sunaikinimo, ko buvo siekiama Sovietų Sąjungoje, anot Bukovskio. Du anglai žurnalistai, Christopher Booker ir Dr. Richard North, remdamiesi žurnalistiniu tyrimu Europos Sąjungos viduje, 2003 metais paskelbė leidinį The Great Deception, The Secret History of the European Union, didžioji apgaulė, slapta Europos Sąjungos istorija. Europos Sąjungos sukūrimą Europos valstybių nepriklausomybių ir žmonių laisvių sąskaiton autoriai vadina, kabutėse, lėtai slenkančių coup d'etat, sensacingiausių perversmų, kabutėse, istorijai. Esą Europos Sąjungos kūrėjai pasinaudoja Belgijos ministro pirmininko Paul Henry Spaak patarimu pristatyti Europos Sąjungą visuomeniai tik kaip prekybos užtvarų sugriovimą, kaip bendrą rinką, kabutėse, o ne politinę sąjungą. Yra tarptautinių ryšių žinovų, kurie teigia, kad jau 1957 metais Romos sutartis buvo paremta klaidinimu, pavadinant ją sutartimi. Esą sutartimis nepažeidžia ją pasirašusių valstybių suvereniteto, nei sienų apsaugos teisių, nei tų valstybių piliečių apsisprendimo laisvės, kaip tai padariusi Romos sutartis. Vėliau, kaip matėme, tai jau išsivystė į Europos konstituciją. Apie Europos Sąjungą svajojo ir Hitleris, kaip žinoma, ir Stalinas, bet jau 1917 metais Trockis kalbėjęs apie, kabutėse, proletariato atkurtą Europą. Trockis. O anot istoriko dr. Algimanto Liekio ir Leninas buvo paruošęs programą, kaip sukurti Jungtinių Amerikos valstijų pavyzdžių, kabutėse, Jungtinės Europos valstijas. Įsidėmėtina, kad šiandieną Jungtinių Amerikos valstijų patriotai, antiglobalistai, kovoja prieš globalistų planus pagal Europos Sąjungos pavyzdį sulieti Amerikos žemyno visas tautas į Amerikos Sąjungą. Tai yra dar antras rajoninis kūrinys pagal globalistų planą. Nuo bolševiko neatsiliko ir vakarai. 1947 metais Harvardo universitete kalbėjęs Marshall, garsus pagal Marshallio planą žmogus, pristatė, kabutėse, Europos rekonstrukcijos planą kaip būsimą Europos Sąjungą.
O Čerčilio 1948 metais Hagoje buvo sušauktas Europos kongresas. Jo rezoliucija numeris 7 be užuolankų skelbia: Europos suvienijimas turi būti suprastas kaip svarbiausias pasaulio suvienijimo žingsnis. Kartoju, Europos suvienijimas turi būti suprastas kaip svarbiausias pasaulio suvienijimo žingsnis. Yra politologų ir žurnalistų, kurie skundžiasi, jog esą sunku dabar atskirti kairę nuo dešinės tradicinėse partijose. Kai kurie Amerikos politologai jau seniai teigia, jog dabar varžybos vyksta ne tarp kairės ir dešinės, bet tarp globalizmo ir nacionalizmo. Ir laimiai matome, kad daug kur nacionalizmas, sveikas krikščioniškas nacionalizmas neslūgsta, o kyla. Vykstančios dabar ES krizės rodo, jog dar nepadėtas galutinis taškas ant supervalstybinės diktatūriškos ES architektų vizijos. Todėl ypač Sovietų Sąjungoje supervalstybės tironija pergyvenus Europos narės turėtų skatinti ES tautas identiteto gelbėjimo veiklą pradėti nuo ES grąžinimo į jos pradinę kandidatams pristatytą kaip tautų solidarumo sandora, laisvos prekybos sandora ant tvirtų dvasinių pamatų. Bet atsikratant gresiančio Briuselio diktato. Jeigu be kovos atsisakysime nepriklausomybės ir per tai neišvengiamai tautinio identiteto, įstumsime tautiškumą, nacionalizmą, kurį bandoma sutapatinti su nacizmu, į pasaulio piliečių mėsmalę. Europos Sąjungos tautos, jų likučiai ateityje galės kaltinti mūsų kartą, ypač jos elitą, kaip tėvynės išdavikus, kaltinti tėvynės išdavimu. Ateities kartoms būtų siaubinga gyventi totalitarinėme pasaulyje, gyventi religiniai, dvasiniai, kultūriniai, bespalviame, pilkame pasaulyje, apgyventame pilkų asmenybių. Dvasinėme kovos už tautiškumo fronte tenka gintis dvasiniais ginklais, įvairiausiose kovos apkasuose, jaunimo auklėjime, žiniasklaidoje, politinėme žmonių švietime, politiniais parapijų komitetais tautos moraliai kelti. Džiugu, kad popiežius Benediktas XVI nedviprasmiškai nurodė intelektualams ir inteligentams pareigą įsivelti į politiką. Tai padarys ES atsparę ir rytų, ir vakarų, ir islamo prisidengiančiam mahometiškam globalizmui. Tarp kitko, aš nenoriu pasakyti, kad popiežius skaito Bražėno straipsnis, bet kaip tik taip kaliau savo rašiniuose, kad intelektualai kalti, kad neįsivelia į politiką ir todėl mes turime bėdų. Manytina, kad popiežius turėjo minti ir katalikų dvasiškių pareigą pažadinti pasauliečius žadinti kovai už ketvirtuoju Dievo įsakymu, gerbk savo tėvą ir motiną, privalomą patriotizmą. Pagal dekalogą patriotizmas yra privalomas krikščionėms. Juk tauta yra šeimos praplėtimas. Sunaikinus tautą ateitų ir šeimos eilė ir dabar jinai aiškiai yra labai draskoma ir niršingai puolama.
Tad popiežiaus ir savo sąžinės paraginti krikščionijos gėrio riteriai susibūrė, pabrėžiu susibūrė, dvasinio fronto kovos vienetus lengvai išstums tautų ir tikėjimo žudikus iš visuomeninių ir politinių apkasų. Tačiau tai pavyks, jei virš jų plevėsuos kryžiaus vėliava ir kitų tautų bei kitų vėliavų nežeminančios nacionalinės vėliavos. Nevalia pamiršti Stalino recepto skirto visiems tautų žudikams. Jei sugebėsime sunaikinti bent vienos kartos tautos tautinę savigarbą ir patriotizmą, būsime nužudę tautą. Būsime nužudę tautą. Ir tai rodo ir mums, ką reikia ginti ir prieš ką kovoti. Tad metas ant krikščionybės pamatų Europą sukūrusių tautų žmonėms įsijungti į lemiamą kovą už laisvą žmonijos ateitį per laisvą Europos Sąjungą. Tikiu, jog ši tikrai ne kasdieninė konferencija paskatins bent kelių tautų dvasinis kovos arenon įžengti joje dar nematytus talentus. Kiek šiandieną mes matome informacijos šiaip per tas 2 dienas pateikiamos medžiagos, kiek talentų. Reikia jų daugiau ieškoti ir įjungti į kovą. Nes kiekvienas patriotas yra šiandien reikalingas kabutėse bėgti šios generacijos estafetėje. Už gėrio pergalę viešpaties olimpiadoje. Mūsų visų pareiga užtikrinti, kad ši generacija, ši karta garbingai perduos estafetės lazdelę sekančiai generacijai. Viešpats gal neklaus mūsų, ar tau pavyko, bet tikriausiai klaus, ar tu bandei. Yra įmanoma, tvirtai tikiu įmanoma turėti dvasiniai stiprią Europos Sąjungą, kurioje išliks ir krikščionybė, ir krikščioniškas nacionalizmas, atsparus bet kokiam mums gresiančiam neišvengiamai tironiškam globalizmui. Tad viešpats laimina visas mūsų pastangas, laimina senutę Europą ir tegu ji atjaunėja. Ačiū.